Romain Gary, born Roman Katsev, a world-renowned novelist, a most widely read 20th century author of French-language fiction, the only one to have won the Prix Goncourt twice, a World War II aviator of Free France, a war hero, awarded many medals, including La Légion d'honneur. Posted as a French diplomat in Bulgaria and Switzerland, as well as consul general in the United States, and later permanent representative of France to the United Nations. A Hollywood screenwriter, a lover man to femme fatale, but also a loving husband and father to a son, Diego. A gentleman of fortune, his life, however, ended in suicide in 1980. But in the first place, he has always remained his mother's son, an eternal child who was born and raised in Vilnius. Let me tell you a secret. From all the books I've written, Promise at Dawn is dearest to me. It captures me best and relates my worldview and my life story in a most accurate way. Romain Gary, a Vilnius-born and raised French writer. J'ai écrit ce livre pour deux raisons. D'abord pour me débarrasser de moi-même, pour en finir avec ce personnage un peu encombrant que j'ai traîné derrière moi, et surtout pour m'exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 15-20 ans et qui semblait encore demander quelque chose qui ne paraissait pas encore apaisé. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant, c'est fait. J'ai lu Romain Gary quand j'avais à peu près 13-14 ans. Et c'est grâce à Romain Gary que je suis rentré dans la littérature. Je me souviens, nous avions un professeur de français et qui était un personnage particulier qui nous faisait ses cours en nous lisant du Romain Gary. Et donc ces cours, c'était seul, au tableau, avec son livre dans la main, et il commençait à lire des passages entiers de la Promesse de l'Aube. Et quand je dis il lisait, c'était une page, ça prenait à peu près 20 bonnes minutes de lecture. Il y mettait toute sa passion, toute son envie. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Romain Gary. Jeigu pagal knygas, tai turbūt nieko originalaus nepasakysiu, kad Aušros pažadas. Ant tiek žavesio kupina knyga, kaip Maskvos literatūrologė pasakė, kad yra knygų įvairių, gal prakilnių, bet tokio žavesio daugiau nėra 20 amžiuje. Žavesys. Ta prasme, kad ir žmogus, kai pradėjau domėtis, jį bandyti suprasti, atrakinti jo visą kūrybą, žmogus nepametęs, išskyrus liūdniausią periodą poros metų, optimizmo, vilties, šviesos. Per savo kūrybą nešė viltį, autoironija, humoras, šviesa, vaizduotė. Tai tas turbūt labiausiai ir žavi. O jeigu konkrečiai, aišku, saviausia, bent mums jau Vilniečiam, ta Vilniaus, ne tik Vilniaus, bet vaikystės, jaunystės knyga, Aušros pažadai. Si la Promesse de l'Aube était une sorte d'achèvement où il raconte effectivement la manière qu'il a eu de remplir les promesses qu'il avait faites à sa mère, on peut se dire, à ce moment-là, ça y est, il avait vécu. Et c'est ainsi que finit d'ailleurs que commence même la Promesse de l'Aube, c'est fini. Ça veut dire que là, il a achevé quelque chose. Mais il a achevé quelque chose, mais quand paraît la Promesse de l'Aube en 1960, il n'a que 46 ans. Et c'est là qu'après, il commence d'autres choses complètement différentes. The storyline of the autobiographical novel Promise at Dawn unfolds in a courtyard of Wielka Pohulanka, now Basanavičiaus Street. What is today the downtown of the capital of independent Lithuania and used to be the outskirts of the Russian Empire has become a backdrop of a difficult, emotional and somewhat mysterious life led by Romain and his mother. Apie Romain Gary galima pasakyti, jis yra skaitomiausias pasaulyje prancūzų rašytojas. Bet kas apie jį ką žino? Apie jį labai daug yra gandų. Kadangi vienas iš įspūdingiausių jo kūrinių yra Aušros pažadas, visi maždaug jį suvokia kaip autobiografiją. Bet tai yra autobiografinio pobūdžio, bet ne 100% autobiografija. Tačiau žmonės įsimena personažų vardus ir vadina Romaino Gary motiną Nina Borisovskaja, kadangi ji buvo Mina Ovčinskaja. Ir daug yra tokių neva
metaforiškų sutapimų, bet faktinių nesutapimų. When the first Lithuanian translation of The Promise at Dawn was published more than a decade ago, a group of enthusiasts have raised this question whether Roman Gary could have been born in Vilnius rather than in Moscow or St. Petersburg, which are officially documented as his birthplace, and which repeatedly reoccur in his biographical books. Vous êtes d'origine russe, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai été naturalisé. Oui. Vous avez vécu à Moscou jusqu'à l'âge de 7 ans. Je voudrais que vous me disiez quand votre mère, pour la première fois, vous a parlé de la France. Elle m'a parlé pour la première fois de la France lorsque nous étions dans les wagons à Bestiaux, quelque part dans les plaines enneigées entre la Russie et la Pologne. Elle me parlait de la France comme on raconte des contes de fées. Gerokai prieš 10 metų buvo mano kolegos ir jis atėjo vieną kartą ir pasakė, žinai, yra toks garsusis prancūzų rašytojas Romanas Gary. Ir dėl jo kilmės čia labai daug yra visokiausių gandų, bet man atrodo, kad vis dėlto jis turėtų būti kilęs iš Vilniaus. Ir taip prasidėjo ta paieška. Pradėjom žiūrėti mūsų archyvo dokumentus. Agranovskis kai ką surado centrinėme archyve ir įrodėm vis dėlto, kad Romanas Gary iš tikrųjų yra Lietuvos kilmės žydas, kitaip šnekant Litvakas. Čia yra įrašas, kad 1914 metais, gegužės 8 dieną, čia pagal seną stilių, tai čia, sakykime, pagal dabartinį šiuometinį kalendorių, tai čia reikėtų pridėti 12 arba 13 dienų skirtumas. Gimė Roman, tėvas Trokskiai, второй гильдии купец. Tai tėvas jo Leiba Faiviševič Davidov. Tai reiškia, kad Leiba Romano tėvas ir mama nurodyta kaip Mina, tėvavardis Joselio duktė Joselivna. Suradus šitą aktų įrašą, aš tada pradėjau žiūrėti adresų knygą, kuri vadinasi Visa Vilna ir kuri buvo išleista 14 metais. Ir šitoj adresų knygoje aš suradau įrašą apie tai, kad Kacevas Leiba Faivišo sūnus tuo metu gyveno Vilniuje, Sirotskaja gatvė 6A, dabartinis adresas Subačiaus 8. Tuo metu gimdavo vaikai dažniausiai namuose. The writer never denied his Jewish roots, but he never emphasized them either. This ambiguity was instrumental for him in supporting the role he never stopped playing. In his autobiographical novel, Why Dog, he writes the following. Yes, my mom was a Jew, and this dilemma was difficult to resolve. My father's ancestors had Tatar blood in their veins and participated in pogroms. Meanwhile, my Jewish forebears were victims of those pogroms, so I had this problem. Once during a press conference in Israel, which was aired on the radio, I received a question from an eminent newspaper journalist, a Jew, who asked me in front of the audience, Monsignor Gary, are you circumcised? It was the first time that the press got interested in my penis, and at that moment, I was on air. I had no guts to deny it. I did not want to give up my mom to spit on her grave. This implicit confession that his roots originate in a Litvak family is supported by the new documents recently found in the Vilnius archives. Žydų gimimo metrikų knygose prie berniukų yra 2 datos. Viena data yra gimimo, antra data yra apipjaustymo data. Tai Romanas Gary gimė gegužės 8 pagal seną stilių, apipjaustymas buvo padarytas gegužės 15 dieną. Tarp kitko, čia yra nurodytas ir pagal žydišką kalendorių, kada tas buvo padaryta. Paprastai tai darydavo 7 dienų, jeigu vaikas buvo sveikas, nesilpnas ir panašiai. Jeigu vaikas buvo silpnas, tai darydavo vėliau. Tai be tų apeigų čia nekaip neapseisi, ypač tam laikmetį, tas tikrai buvo daroma be jokių kalbų. Netgi yra nurodytas asmens, kuris vadinasi Mohel, kuris atliko tą apipjaustymą vardas. Tai buvo Icik Bukatme. In the civil registry books deposited in our archives, one can also find an entry on the writer's parents' marriage. Earlier, it was believed that Nina Borisovskaya, the writer's mother, had brought her Russian-born 3-year-old son to Vilnius, where she would stay for a while on her way to France.
The papers from our archives have cleared this dust of mystery. The writer's both official parents were from Vilnius. On the 12th of August 1912, a resident of Vilnius Laib, single, 29 years old, son of Kvaivish David, a merchant of 2nd Division, marries to Mina Brekstein, Jozel's daughter, a divorced Warsavian, maiden name Owczynska. She was 33 years old. The interesting thing is that a young man under his 30s, son of a merchant from Trakai Guild, marries to a divorced housewife 4 years older than him. But we'll revert to these puzzling inconsistencies later. So, writer Roman Katsev is born on the 8th of May, 1914, at 8 Subacho Street, according to the present numeration. This place was his grandparents' apartment. World War I was just about to start. Meanwhile, his mother, Mina Owczynska, was officially registered in her in-laws' home only in 1915, and only for a short while. Her previous domicile was Verkey Mansion, on the outskirts of the city. Although herself, she was born and grew up in the town of Švenčionys. What does this story point to? Wartime turmoil? Poor family relations? Lack of trust? It is difficult to tell. According to the writer's many biographical books, his father, Leiba Katsev, was mobilized into the Russian army in 1915, and his mother Mina, along with Roman, moved to Švenčionys, to her family home, in the same year. Little is known about her. Her father was Jozel Owczynski, her mother, Gitelka Varska, and Mina was one of their 6 kids. Turėdami daug vaikų, stengiasi visom išgalim jiems suteikti kažkokį išsilavinimą. Pati Mina Owczynska ir jos sesuo ir broliai lankė gimnazijas ir buvo labai gerai išauklėti žmonės ir apsiskaitę. Minos brolis Baruchas buvo advokatas Varšuvai ir labai sėkmingai vertėsi ten. The researcher of Gary's works claims that the town of Švenčionys has left a deep imprint on the child's memory. He describes it on one of the drafts of European Education, though he fails to mention that his favorite shtetl of East European Jews was home to his own maternal grandparents. Jie būtent apsistojo pačiame miesto centre, vykdė tam tikrą amatinę veiklą, tai būtent buvo ir kailių fabrikėlis, iš pradžių dirbtuvės, paskui jau plėtėsi, fabrikėlis atsirado perdirbimo kailių, atsirado arklininko tokia kaip ir profesija, atsirado ir profesijos tokios kaip didžioji prekyba. Na ir kaip čia yra sakoma, prekybininkai pagrindiniai buvo žydai. Nearly half of the population in Švenčionys were Jews. They were particularly concentrated in the area around the marketplace. Roman's grandfather, Josef Owczynski, was a grain trader. He was described by his contemporaries as a handsome man. He died from tuberculosis in 1941, just before the onset of World War II in Lithuania. The writer's grandmother was killed by the Nazis. The Owczynskis' family tomb has survived in the old Jewish cemetery. The maternal relatives were brutally killed by the SS during World War II. The old Jewish universe was irreversibly broken. The writer was aware of these facts, yet he preserved the bright memories from Švenčionys too. Jie gyveno Švenčionyse. Tas miestelis jam irgi buvo labai brangus. Ir net būdamas jau tokio brandaus amžiaus ir būdamas garsus diplomatas, turėdamas keletą namų ir Prancūzijoje gražų butą ir pietų Prancūzijoje savo vilą, jis vienam savo draugui, kuris įsigijo sklypą, patarė, tu užsodink jį saulėgrąžom, nes puikiausias vaizdas, aš atsimenu Švenčionyse saulėgrąžų lauką. Beaucoup de ces livres sont des livres de type autobiographique, c'est-à-dire qu'il utilise le je. C'est-à-dire que l'auteur, le narrateur et celui à qui arrive l'histoire, c'est la même personne. C'est Romain Gary. Et bien quand je lis pas l'histoire d'un quelconque personnage, d'un jeu, mais ce jeu devient universel. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la littérature, notamment française, il y a beaucoup de gens qui se regardent de nombril, comme on dit en français, et qui écrivent sur eux, le jeu, voilà. Mais on s'en fout, ça reste sur eux-mêmes. Romain Gary, il écrit avec jeu, mais ça ouvre des horizons extraordinaires, ça ouvre l'universalité, et tout le monde se reconnaît dans le jeu. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se reconnaître. Et c'est pour ça que Romain Gary, quand on le lit, on pleure, on rigole.
And now it is time to go back to the streets of Vilnius. The popular line is that in 1915, Gary and his mother Mina leave Vilnius for Russia, where, according to the writer himself, he becomes an actor, possibly second-rate, but that doesn't matter. Neradome taip pat jokių žinių apie Minos Avčinskojos veiklą teatruose. Jokiam teatre, jokiam sąraše nefigūruoja jos pavardė. Furthermore, a research carried out by a representative of the State Central Archive of Lithuania has raised many new questions regarding Roman and his mother's forced travels in Russia. Rasta nemažai dokumentų, kuriuose yra daug žinių apie rašytojo motiną, Miną Kacev. Vienas iš jų yra Rusijos valdžios išduotas pasas, su kuriuo, kaip manoma, Mina Kacev vyko į Rusiją. Pasas išduotas Vilniuje 1913 metais sausio 7 dieną. 1915 m. rugsėjo mėnesį išvyko į Rusiją. Ji gyveno Rusijoje iki 1919 metų. Pase yra 10 punktas, kuriame pagal pasų statuto 10 ir 11 straipsnį buvo įrašomi vaikai, netekėjusios dukros iki 21 metų, taip pat kiti globotiniai. Pas Miną pase tokių įrašų nėra. Pagal pase esančius įrašus galima tvirtinti, kad Romanas nevyko su motina į Rusiją. Here we are confronted with two possibilities. First, Roman might have never traveled to Russia but has spent his early years with his grandparents in Shvenchonis. The nostalgic images of steppes, Cossacks, a touring theatre trekking through snow-covered fields, which we encounter in his texts, may have been just a product of his imagination. Second, Roman might have been registered with his father's passport, but we know that the father was mobilized, so hardly would he take his newborn child to the front. Protokole dėl Leibos Kacevo gyvenamosios vietos nustatymo yra žinių, kad 1915–1918 metais Leiba Kacevas su savo tėvu Faivušu buvo išvykę į Rusiją. Jie grįžo iš Rusijos į Vilnių 1918 metais, Leiba išvyko į Vokietiją, grįžo į Vilnių 1921 metais. The documents show that in 1918, Leiba Kacev brought to Vilnius a shipment of fur and fur products worth 200,000 Polish zloty, a truly astronomical price at that time. The fur was traded through a family shop at number 31 of Deutsche Gas, today Vokiečių Street. We have every reason to believe this fur was not the spoils of war brought from the front. Namas buvo ne jų, jis priklausė bankininkui Bunimovičiui, o kailių salonas nebuvo pelningas. Tačiau ten buvo telefonas ir ten galima buvo paskambinti numeriu 1306. It is hard to tell if Roman Kacev used to call his father on a telephone, a device so unusual in Vilnius at that time. But we have every reason to believe that Leiba used to take his boy to the choral synagogue, a member of which he was, and which he heartily attended. Romanas Gary rašė savo romaną Europietiškas auklėjimas Pietų Afrikoje, eskadrilės Lotaringija bazėje. Jis jį rašė susikūprinęs prie savo guolio pertraukose tarp dviejų skrydžių. Jis labai skubėjo, kadangi galėjo ir nebesugrįžti iš to skrydžio. Ir visas citatas tų šeštadienio pamaldų jis rašė atmintinai. Vadinasi, tas įstrigo jo sąmonėj labai seniai ir patikslinau su tekstu. Čia Šabo sutikimo psalmė. Visiškai nėra jokių klaidų. Vadinasi, jis ją žinojo atmintinai. The novel also includes an episode where Janek, the main protagonist, describes his coming back home. He mentions walking down Zavalnya and Vielka Bohulanka streets. Apparently these names, borrowed from his native city, were stuck deep down in his memory. It shouldn't surprise us, bearing in mind that after World War I, Mina and Roman Kacevs moved back to Vilnius and opened a fancy hat salon here. Štai didžiosios Bohuliankos gatvės 16 namo knygoj randam įrašą apie Miną Kacevą ir Romaną Kacevą. Mina Kaceva buvo ištekėjusi namų šeimininkė, Vilnių atvyko iš Varšuvos
ir užsiregistravo 1921 m. rugsėjo 21 d. Kartu įrašytas jos sūnus Romanas Kacevas. Skiltyje tėvų vardai nurodyta, kad Minos sūnus 7 metų, 21 metais. The collection of the state files includes a dossier on Minna, where she is described as a person who can speak Russian, Polish, Yiddish, German and French. At least 3 of these languages were at that time actively employed in the courtyards of Vilnius, where the little Roman was growing up, having dreams, fighting, falling in love, and most importantly, where he received the largest gift of all, his mother's endless love. Vunderkindo kultas, virpėjimas ties savo vaikų, kartais vieninteliu, kad iš jo išaugs kažkas, kas apstulbins pasaulį, buvo labai būdingas žydų viduriniosios klasės šeimoms. Tokia pat buvo Bako motina, kuri faktiškai jį suformavo kaip tapytoja, ir Gary, kuriam absoliučiai fantasmagoriška, šiais laikais aš manau, kad galbūt nuo šito, reiškia, rekomenduotų psichiatrą tokiais atvejais, reiškia, motinai, įsikalė jinai, kad jis bus Prancūzijos ambasadorius čia, kuomet jis buvo Vilniaus vaikigalis, basas lakstantis po kiemus ir po sandėliukus, čia visus Basanavičiaus gatvėje, kad jis bus Prancūzijos ambasadorius ir didis prancūzų rašytojas, kokiais jis ir tapo. Jis buvo Los Andžele Prancūzijos konsulas, Holivudo filmų scenaristas ir prancūzų rašytojas 2-kart Goncourt premijos laureatas, kas yra negirdėta net prancūzų tradicijų. Reikėjo pastatyti paminklą būtent tai skrybėlaičių pardavėjai Vilniaus, nevykusiai aktoriai, kuri perteikė tokią aistrą kultūrai, taip įdiegė sugebėjimą gyventi aukštąją prancūzų kultūrą, taip stengėsi diegti Vilniuje Europos madas, jį mokė šokti valsą ir kad kaip turi žiūrėti tikras aristokratas šokdamas valsą į savo partnerį. Žodžiu, šitas visas snobizmas, kuris yra nepaprastai vaisingas, nes jis yra dinaminė jėga, stumianti aukštyn, formuojanti kitą klasę, formuojanti aspiracijas. Tai buvo jo motinos nuopelnas, jis visą gyvenimą jautėsi kaltas prieš motiną, kadangi motina jam atidavė viską ir tik dėl jo viską ir darė. Tai yra visiškai neįtikėtinas dalykas, kuomet jis gaudavo jau mirusios motinos laiškus, parašytus iš anksto, kad nuolat jį palaikytų jos laiškai. Jinai žinodama, koks jam svarbus gyvybingas ryšys tarp jų dviejų sūnaus ir motinos širdžių. Žydų motinos tokios ir buvo. Tai buvo labai talentingas žmogus, bet būdama tokia gausiai apdovanota visokiais talentais, ji visą savo energiją sudėjo į tą vaiko auklėjimą. Tai yra iš tikrųjų ne tik moters žygdarbis, motinos, bet ir žmogaus, kuris savo talentą užgesino, vardant to, kad suspindėtų, sužibėtų kitas talentas. Skatino jį į visuomeninį savęs kelimą aukštyn, siekti nepasiekiamo, kaip tuos nepasiekiamus 8-7 kamuoliukus žongliruojant. Nori 4 jau yra 5, bet nepasieksi niekada, nes jo nėra paskutinį. Tai mama į tą įvedė, tai aš nežinau, ar tai kaip menininkai tai turbūt daugiau pliusas negu kalti. Bet mama, kad ryškiai prisidėjo prie tai faktas, nes kaip ta knyga laikoma gražiausia sūnaus puokštė, literatūrinė padovanota pasaulio literatūroje mamai, be ypatingo saldumo, be nieko, bet tokia meilė eina. Tai kalbos nėra, kad mama va šiuose namuose, būtent jau augimo periodu, kai suprato, kad bus menininkas būtent čia, šiuose kiemuose, tada aš ir gimiau kaip menininkas. Iš besijuokiančių iš jų šeimos žmonių, iš fantazavimo, iš vienatvės. O aš vis tiek skaitau, kad ne tik Nica, bet ir čia svarbiausias jo gyvenime miestas. Dėl to norėjusi įamžinti. Il y avait toutes ces promesses maternelles qu'il évoque dans La promesse de l'aube. Dans La promesse de l'aube, il l'écrit en 1960, à un moment donné où il est consul général de France aux États-Unis, à Los Angeles, donc un poste, une petite promotion encore, et il était ambassadeur, quoi. Enfin, donc c'est vraiment un poste quand même très prestigieux. C'est aussi un romancier
qui a remporté le plus prestigieux des prix littéraires français, le prix Goncourt, en 1956, pour un roman très épais qui s'appelle Les Racines du ciel, où le héros défend les éléphants contre les massacres et les safaris en Afrique. Donc c'est quand même quelqu'un qui a réussi une carrière. Et dans La Promesse de l'Aube, il raconte que cette carrière, en fait, cet ensemble de carrières, il les a réussi comme pour remplir un contrat qu'il avait passé avec sa mère qui lui avait dit tiens, tu seras un grand ambassadeur de France. Alors il n'est pas tout à fait ambassadeur de France, il est consul général. Tu iras tuer Hitler. Alors il n'aura pas tué directement Hitler, mais il aura combattu Hitler. Tu seras un grand écrivain français, tu seras prix Nobel. Alors il n'aura pas été prix Nobel en 1960, il ne l'aura jamais été au cours de sa vie, mais il aura quand même remporté le plus grand prix Goncourt, le plus grand prix littéraire en France. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il a accompli les promesses maternelles. An excerpt from Promise at Dawn reveals the profound depth of the mother's faith in her son. The excerpt recounts an episode where the neighbors accused the writer's mum, a fashionista, of concealing stolen things. She had no difficulty in confounding her detractors, but shame, grief, and indignation assumed, as always with her, an explosive and aggressive character. She spent some time crying, and then she took me by my hand and, announcing that they don't know whom they are dealing with, led me out of the flat onto the stairs. She went from door to door, ringing, knocking, and ordering the tenants to crawl out of their holes. When the first insults had been exchanged, and in the matter of insults my mother always and undeniably had the best of it, she drew me to her side, and exhibiting with a noble theatrical gesture to the assembled company, announced with pride and vehemence, in a voice which still resounds in my ears, "Dirty little bourgeois bedbugs, you don't seem to realize whom you have been honor of speaking. My son will be an ambassador of France, Cavalier of the Legion of Honor, a great dramatic author, a second Ibsen, a new Gabriel D'Annunzio. She was searching her mind for something crashingly final. He will have his suits made in London." Even now, as my hands write these words, I can hear the loud, coarse laughter of the dirty bourgeois bedbugs. There was among them a certain Mr. Piekielny, which in Polish means infernal. One day he took me into his flat, where he plied me with pastry and Turkish delight. When I stuffed myself to the bursting point, who can say what tomorrow might bring? The little fellow sat on the edge of the chair, facing me, stroking his goatee stained yellow with nicotine. Then came the moving request. When you become everything your mother says, and mothers have a way of feeling these things, so when you meet the famous and the great of this world, promise me to tell them, there was once a Mr. Piekielny who lived at number 16, Grand Pohulianka in Vilna. Ir praėjo daug metų, pirminė parada, anglų karalienė, prancūzų eskadrilė. Ir iš mandagumo klausė, iš kur jūs prancūzijos kokio vietos gimimo esat? Pokalbio aukštuomenės. Jis, kad nepainiot jos didenybės, įsitempęs tarp didvyrių. Iš Nicos, nes augo Nicoje, ten nuo paauglystės. Ir nueina to. Ir staiga sako, aš prisimenu, ką aš pažadėjau žmogų, gal pirmą kartą biškį prisimenu. Aš jam žadėjau, kad jam pasakysiu su didžiaisiais, kaip bendrausiu. Ir aš sakau, jūsų didenybė. O jūs žinokit, kad Vilniui, Velka Pohulianka, 16 name gyveno toksai Piekielnis žmogus. Ir nueina, jinai šypteli, nieko nesupranta. Jam draugai rodo, kad logiškai. Ir sako, nepaisant to, man po to visur, kur aš bebūčiau, su De Gaulle, su Vientisonacijas organizacijoje, jisai buvo pasitinys aukšto kalibro labai. Visur aš savo kaip kodą, nes aš pažadėjau. Pranešdavo milijonam televizijos Amerikoje, ypač galinga auditorija, kad o Vilniui baigdavo visą pranešimą pasaulio problemą. O Vilniui gyveno toksai žmogus. Paprastas, mažas žmogus, Piekielny. Minna made sure Roman would get everything he needed while she was still alive. One of the few Holocaust survivors from Vilnius maintains he used to play with Roman in a summer camp. Alexandras Magatas, the survivor, has told the story to Miriam Anisimova, a researcher. He says they used to meet in a summer camp on what is now Zhirgo Street. Dr. Tzemach Shabbat, a luminary of the time and by coincidence Minna Katsev's neighbor, used to organize summer camps for Jewish children there. Alexandras remembers Roman was always nicely dressed up and was receiving full attention of his elegant mother who visited him once. This fact has got etched in Alexandra's memory,
Perhaps the loss of elder son could be the reason of the boundless love to the youngest child. This intriguing theory we have built only recently, after the records of the Vilnius archives were researched. Mina Kaceva turėjo dar vieną sūnų, kurio vardas buvo Juzef. Pavardė buvo Brekštein. Jis buvo vyresnis už Romaną 12 metų ir mirė dar jaunystėje užsienyje. Dokumente nurodyta, kad Brekštein Juzef atvyko į Vilnių 1922 metais kovo 13 dieną. Juzefo Brekšteino tėvai Aron ir Mina. Juzef gimė 1902 metais Varšuvoje. Jis yra mokinys atvykęs iš užsienio. Vilniuje Juzefas gyveno iki 23 metų balandžio 18 dienos. The premise that a child from the first marriage must have existed is supported by Mina Kacev's appeal to the authorities to speedily issue her an international passport, as she must travel to Wiesbaden to attend her fatally ill son, and a later appeal to issue her an internal passport, as she has to go to Gdansk to collect the belongings of her deceased child. By the way, the writer's first wife, Leslie Blach, and his college friend, François Bondy, had heard from Roman he had an elder brother who lived with his father in Warsaw and died at a very young age. Thus, the archives of Vilnius helped to unveil on more secrets of Gary's life. A recently discovered newspaper ad confirms that at number 16 Wielka Pohulanka Street, there indeed was a fancy hat shop owned by the writer's mother. Whether this small apartment could also host Monsieur Poiret French fashion salon, so vividly described at Promise at Dawn, remains a question. Rather, the writer was creatively adapting the impressions he would gather at his father's place on Vokiečių Street and passing them on to his mother's dwelling on Basanavičiaus Street. The same holds true regarding the dramatic bankruptcy case that was allegedly provoked by Roman's prolonged sickness. The subsequent health checkups that the writer has taken in France do not support the presence of a disease. Perhaps Gary describes his brother's illness and the financial complications that it caused to the family. The fact of bankruptcy did exist, though. Leiba Kacev went bankrupt in 1925. Meanwhile, in the same year, a new business was registered on the same address. Owner, Boruch Leiba's brother. The company, run jointly by the two Kacevs, showed limited success. 1930 metų pradžioje į parduotuvę esančią Vokiečių gatvėje 31 atvyko teismo įvykdytojai, kurie norėjo patikrinti parduotuvėje esančias jau prieš tai aprašytas prekes. Bet kai teismo vykdytojai užėjo ir tą parduotuvę, vienas iš ten buvusių asmenų, pasak liudytojų, tai buvo L. Kacev, pabėgo iš tos parduotuvės ir išnešė iš ten buvusias prekes. Todėl teismo vykdytojams patikrinti šių prekių nepavyko. Leiba Kacev gyveno su savo šeima Vilniuje iki 30 metų. 30 metų viduryje jis išvyko į Varšuvą, kadangi turėjo daug skolų ir viena iš tų priežasčių buvo tiesiog pabėgimas nuo kreditorių. One last question remains, the answer to which is likely to rest in the archives of Vilnius. Roman Gary's biography tells us that Leiba Kacev deserted his family in 1925. The writer claims his father left him when he was still an infant baby and they had never lived together. Among the fathers invented and preferred in his later writings, Ivan Mozhukin, a silent film star, was the most respectable one. The writer confirms this line directly and implicitly in his later years, already being a celebrity himself. The facts may be controversial, yet there are people who subscribe to this theory. Aš manau, kad Mozhukinas neabejotinai buvo jo motinos meilužis. Manau, kad jo motinai buvo labai sunku vienai verstis. Ir tai buvo ne vien tik Mozhukinas, aš manau, kad tai buvo ištisa eilė vyrų. Kartais vyrų su labai dosnia širdimi. Jinai buvo vieniša motina. Jai reikėjo, nežmoniškam sąlygom reikėjo išgyventi ir suteikti tą sūnui tą ateitį, kurią jis savo įsikalbėjo. Po to jinai drįso netgi su emigruoti Prancūziją ir tikėdama, kad ten jai seksis ir ten iš jo kažkas išaugs. Tai buvo labai drąsi ir pasišventusi moteris, tikrai nepaprasta asmenybė. Jai primindavo jo akis kažką, jos paslapį, tą garsiai, kur aš tikiu principą. Kažkodėl tai greit įsiskyrė tik iki pagimdžiusi ir taip toliau, kad Mozhukinas atėjus, aš tikiu asmeniškai, nes jie labai panašus. Nu kam jie be to reiktų? Prieš pat šliubą žentis,
tai nesvarbu, bet čia tikrai nesugalvota, nes nebūtų prasmės, moterį žino tuos dalykus. Net mano laikais, 50-60 metai, kinas tai buvo dar kažkas nesuvokiama. Iš ekrano žmonės nužengė, mums buvo dievai. Nes buvo pradžia. Televizijos dar nebuvo, kinas buvo, bet tik. Ir aš įsivaizduoju 30-20 metais, kas tai galėjo būti. Pirmieji nebylūs filmai. Jinai jauna, nevykusi, bet jauna aktorė. Uždarbiaudavo minioj, kaip ir mūsų laikais, masuoti. Ir staiga vienas iš ryškiausių europinių to laiko nebylaus kino žvaigždžių, rusų Rudolf Valentino buvo laikomas, Ivan Možukin, pamato. Ir kai pamato tokią jauną, fainą damą, reto grožio, tai nuotrauką pamačiau buvo. Semitiniai tamsus bruožai, ten tie visai kitokie. Jis pats iš totorių. Tai galėjo būti Blitzas love story. Laisvai. Kino herojus, pamato damą, kaip tu jam atsispirsi. Nes jų ir panašumas, bet o po to jis lankė jį, ir Vilnių čia vat kažką. Ir Nicoj lankė. Kam dabar, jeigu meluotų vis tiek atsispirdo visada į realų faktą, paskiau jį pagražinti. Ir aprašyta viskas, jau kažko tikėti vis tiek galima. Toj knygoje Raukšos pažadai, kai visa gatvė buvo sustatyta, Pakardas čia atvažiavo. Sustingo judėjimą. Į Vilnių atvažiavo Pakardas su Možukiu. O jis tuo metu gastroliuodavo per tą visą Europą, tuo metu per Lenkiją, taip toliau, tai faktas yra. Tai va, tai aš tikiu, kad tai galėjo būti, nes kitaip, kam jam greit įsiskirti, kam greit susirašyti ir nė dienos kartu negyventi jam gimus. Taip jis ir pats rašė, kad nė dienos negyventi. One fine day, on returning from a ride with my professor, I found a small crowd gathered near the entrance of our block, gaping in admiration at a huge yellow Packard convertible drawn up outside our house. A livid chauffeur was seated at the wheel. My mouth opened wide, my eyes goggled, and I remained as though rooted to the ground before this marvel of marvels. The visitor was sitting in an armchair with his legs stretched out in front of him. There was something almost animal in the fixity of his pale eyes, staring at me from under sweeping brows like open wings, something slightly disturbing in the hint of an ironic smile of his immobile lips. I had seen it 2 or 3 times on the screen and recognized him at once. He looked me over, coldly and leisurely, with a sort of detached curiosity. And so, already stunned by the ferocious attack at me with the brush and soap, thrown off by the stranger's fixed stare and enigmatic smile, by the curious silence which had greeted me, and as well by my mother's stricken appearance, I had never seen her so pale and so tense, and her face looked like a mask. In short, utterly confused, I committed the most dreadful faux pas. Like a performing dog who goes on automatically doing its tricks, I stepped forward, bowed, clicked my heels, kissed the hand of a lady who accompanied the stranger, and then, losing my head completely, I saluted the gentleman in the same manner, kissing his hand as well. My blunder had the happiest results. The atmosphere of icy constraint suddenly melted. My mother took me in her arms, the beautiful lady in the apricot-colored dress kissed my cheek, and her companion took me from my mother and perched on his knee. Only too conscious of the enormity of my slip, I burst into tears, and so our visitor suggested to drive in his car, a proposal which made me forget my tears instantly. For the whole week the canary-colored Packard and the livered chauffeur were put on our disposal. With the archival records at hand, we can play with the dates, save us from the wrath of the biographers who insist the family stayed together up until 1925. History we don't seek to rewrite, we just want to ask certain questions. Roman is born in 1914, Leiba Katsev leaves for Russia 1 year later, so does Mina the mother. With Roman or without, but surely independently from Leiba, who is traveling with his own father. Katsev returns to Vilnius in 1918 and shortly departs to Germany, where he stays till 21. Then his domicile is registered at Pilsudski Street, now Algirdo. And from 1921 to 25, he's traveling a lot, from the United States to Europe. In 1925, his second wife, Frida Boyarska, gives birth to their daughter Valentina in the same apartment on Pilsudski Street. A boy, Pavel, was born a year later. The couple had to stay outside civil marriage for a long time. They got married and their children affiliated on Leiba only after the latter's divorce with Mina Ovchinska, Roman's mother, in 1921. The mere 10 days had passed since the divorce. Aš suradau iš pradžių, iš antros santuokos, iš Leibos antros santuokos, 2 vaikų gimimus. Vienas vaikas buvo įrašytas
1925 metų gimimo, reiškia, metrikų knygoje, tai buvo Valentina, jau su tokiu pasaulietišku vardu, tikrai nežydišku. Antras vaikas buvo įrašytas 26 metais, tai buvo berniukas vardu Pavel. Valentinos įrašas 25 metais įrašytas buvo pagal sprendimą tik 1931 metais, kur jau buvo įrašyti abu tėvai. Ir Frida iki santuokos Bajarskaja ir Leiba Kacevas. Pavelas, jis gimsta 26 metais, tėvas įrašytas tik 30 metais į tą akto įrašą. Tada kilo klausimas, kodėl. Tada aš pradėjau kelt skyrybų knygas. Ir aš suradau, kad nors Leiba su Minovčinskaja nebegyveno, skyrybos buvo įregistruotos tik 1929 metų spalio 17 dieną. Ir po 10 dienų, spalio 27, įregistruota jo antra santuoka su Frida Bajarskaja, iš kurios gimė jau anksčiau tie du vaikai Valentina ir Pavelas, ir tada padaryti jau prierašai. The life of Leiba Kacev's second family took a tragic turn. Tai yra žydų piliečių sąrašai Vilniaus geto Šiaulių gatvės gyventojai. Tuose sąrašuose įrašyti Leiba Kacevas, tarnautojas, Frida Kacev, bei jų vaikai Valentina ir Povilas. Dokumentai šiame fonde yra 1941-1944 metų. And these entries of the Kacevs are the last available ones. The family got killed in a gas chamber in the concentration camp upon the liquidation of the Vilna ghetto. About the tragic circumstances of his father's death, Romain Gary learned only in 1956. His account of the moment is as follows. I had come from Bolivia, where I was in charge of the French embassy, to Paris, where I was to receive the prix-Goncourt for my novel The Routes to Heaven. Among many letters which I received on that occasion was one that gave me certain details about the death of a man I had known so slightly. He did not die in the gas chamber, as I had been told. He died of fright on his way to execution a few yards from the entrance. I sat for a long time with the letter in my hand, and then I walked out to the staircase of the NRF publishing house, where I had come to collect my mail. And I leaned against the banister for I don't know how long, in the clothes which had been made in London, with my cross of Liberation, my rosette of Legion of Honor, my prix-Goncourt. Albert Camus happened to pass by, and seeing that I was unwell, took me in his office. First the man, who was little more than the total stranger to me, on that day he truly became my father, and I want him to be known as such. Such are the dramatic circumstances that underlie the writer's memories of how he was awarded his first Prix Goncourt. Meanwhile, the reader is interested in how come the same person was awarded the prestigious award twice, which never happened in the French history, before or after. Jis buvo labai visiems pasiekiamas. Jis nieko neatstumdavo, buvo labai bičiuliškas ir lepino publiką savo romanais, rašydamas ko ne po vieną knygą per metus. Galų gale žmonės priprato, kad Romain Gary visada su jais. Aš tai eilinis jo romanas. Tas jo kūrybos gausumas trupučiuką skaitytojus atbukino. C'était un écrivain qui était un peu méprisé. Il était méprisé non pas par les gens qui le lisaient, parce que Romain Gary, ça a toujours été un écrivain qui a eu un lectorat important. Beaucoup de gens lisaient Romain Gary, c'était un écrivain populaire. Mais il n'était malheureusement pas considéré comme un grand écrivain par ses pairs, par la critique en fait. Donc en fait, Romain Gary, c'était quelqu'un qui était lu, qui était acheté. Beaucoup de gens achetaient du Romain Gary, parce qu'en plus Romain Gary avait un train de vie quand même assez important, donc il gagnait bien sa vie avec l'écriture. Mais d'un autre côté, il était considéré comme voilà, un écrivain
un écrivain de gare, un écrivain pour les femmes. Quand il s'exprimait devant des journalistes, il était encore l'auteur, parce que nous ne sommes pas des êtres à compartiments. Et quand un écrivain répond à des questions de journalistes, il n'arrête pas d'être écrivain. Donc c'est très important en fait de voir que dans cette expérience qui est aussi une expérience littéraire, pour se présenter d'homme à homme, il est toujours l'écrivain. Et donc c'est vrai que plein de fois il a dit vouloir s'oublier dans les personnages, se prolonger dans les personnages, vivre d'autres vies au travers de ces personnages. Donc des personnages inspirés par lui, mais inspirants pour lui aussi. Alors, à propos de la langue natale et de la langue française qu'on retrouve dans ses œuvres, il a beaucoup souffert de certains lecteurs ou de certains critiques qui prétendaient qu'il ne connaissait pas le français, qu'il l'écrivait mal. C'est une profonde injustice. Vienas slapyvardis buvo jo žuvusio Lotaringijos eskadrilės draugo vardas, Sinibaldi. Kitas buvo žaismingas jo sugalvotas žodelis Šatan Bogat. Galų gale, kai tas požiūris į jį trupučiuką atvėso, jis nutarė tą publiką pamokyti. Jis pasirinko naują slapyvardį Emilio Ažaro vardą. Kelis romanus išleido to slapyvardžio pagrindu ir viskas buvo okei, niekas nesidomėjo to Emilio Ažaro, kol netikėtai eilinis romanas Viskas prieš akį gavo Gonkūrų premiją. Turėti 2 Gonkūrų premijas, kažkaip neišeina pagal tos premijos komiteto įstatymus. Ir čia nebuvo jokios išeities, jau sykį ištartas tas vardas, reikėjo tęsti tą žaidimą. Jis labai vargino rašytoją, bet jis negalėjo sugrįžti atgal. Galų gale teko įkalbėti savo sūnėną, antros eilės sūnėną Polį Pavlovičių apsireikšti kaip Emilis Ažaras. Tas irgi labai slėgė tą žmogų. Galų gale iš to nieko doro neišėjo, tas jam kainavo daug nervų, daug sveikatos. Ir galbūt buvo vienas iš tų motyvų, kurie pastumėjo jį nusižudyti. Critics believe Gary's literary legacy is still underestimated. Lemiama jo knyga, esminė jo knyga yra Aušros pažadai. Neįtikėtinai subtilus humoras, genialūs rašytojo pastebėjimai. Pavyzdžiui, jis kalba apie senų daiktų sandėliuką Vilniaus kieme, kad čia yra žmonijos upė. Jis mato, kaip daiktai nešasi, žmonės išnyksta. Daiktai nešasi dvasią, senųjų gyvenimų į ateitį. Yra jau absoliučiai genialūs pastebėjimai. Humoro jausmas, autoironija. Jis kalba apie savo iliuzijas ir savo saviapgaulės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai humoro jausmas ir tai, kai jis yra pasakęs apie humorą, įgretina su 78 metų Nobelio laureatu, praėjusio amžiaus 78 metų Aizaku Bashevičiu Singeriu, kuris ištisą fragmentą Nobelio kalboje jis yra paskyręs žydiškam humorui. Jis yra iki galo neįvertintas rašytojas, o jau praėjus šitiek metų po jo išėjimo, pasitraukimo iš gyvenimo, neturėti ne vienos tokios nuodugnios ne biografijos, bet kūrybos analizės, tai yra labai keista. Jis vis tiek ima ateivis ir jis tą pat irgi prašė, kodėl jis leitenanto vardo negavo, baigęs Evoro karo gamyklą Aix-en-Provence. Dėl to, kad jis ateivis iš rytų Europos, plus antisemitizmas gana ryškus pas juos buvo prieš antrą ir po antro karo, nedeklaruojamas, elegantiškas. Bet ateivis iš neaišku kur ir kaip. Tuo labiau ne prancūzas, taip toliau, atėjūna. Tai logiška, kol jisai buvo kaip pleibojus madingas, žinomas, konsulas ypatingai. Laikraščiuose pirmuose puslapiuose būdų. Kaip po to Anapilį išėjo 23 metų ir užmiršo. But let's go back to Vilnius, the city of first promise, the home to a small boy standing with his head tilted back and his eyes on the sky, a boy who reminded his mother of someone, perhaps of her one and only true love. She had never betrayed. It was in a courtyard of Wielka Pohulanka Street in Vilnius that Roman met his first heartbreaking love at the
the age of 9. She was 8 years old. Her name was Valentine, and she was lovely. Her hair was dark, her eyes light, her figure was admirable. She was wearing a white dress, and she carried a ball in her hand. I cannot describe the violence of the feelings the sudden vision of beauty stirred in me. All I know is that my knees began to shake, blood rushed to my head, and my sight became blurred. My eyes were bulging and almost bursting. The world around me turned in fire and flame, and yet Valentine did not so much as give me a glance. In a gesture of unconditional surrender, I held out to her the 3 green apples I had just stolen from the garden next door. She accepted my surrender as though it were the most ordinary thing in the world, and announced, Yannick ate his whole stamp collection for me. In the course of the next few years, I ate for Valentine several handfuls of earthworms, her father's collection of rare butterflies, a few pounds of cherries with stones, a mouse, and as a crowning achievement I can say that at 9 years of age, far more precociously than Casanova, I took my place among the greatest lovers of all times and accomplished a deed of amorous prowess no man, to the best of my knowledge, has ever equaled. I ate for my lady one of my rubber galoshes. I owe to Valentine my slow realization that my mother's love and the warmth and affection surrounding me at home were no typical of what life and the world had in store for me, and that nothing in this world comes and stays with you forever. Kai skaičiau, tai matyti ir ieškojau tokio paveikslo, kurį galima būtų paversti skulptūrą, tą pasakojimą. Tai yra ten tokie 2 momentai, kur mama sako jam, kad tu, jis prašydavo, sako, tu pažiūrėk į viršų. Kai jis pažiūrė, tai toksai gražus, kad jis ten, tu pažiūrėk. Vienas toksai buvo motyvas, ir po to apie tą Kaliošą, kuris vardan meilės valdė ten kirminus, žemę, žolę, viską nieks nepadėjo, ir kai suvaldė tą Kaliošą, tai galų gale buvo pastebėtas. Tai užtat jis toks ir yra, tai šitie du momentai, kuris žiūri į viršų, ir tą Kaliošiuką suvaldės. Tai man tas kažkaip tai aš pagalvojau, kad va čia tai yra už ko užsikabinti, tai turėtų būti gražu, įdomu ir, kaip sakyti, ir galėtų žmonės čia būtų intriga. Thus, Armand has kept his promise he gave while living on Wielka Pohulanka Street. Not only has he become a writer, a war hero, an ambassador, the citizens of Vilnius, his transit stop to France, increasingly rediscover Romain Gary. They erect monuments in his honor. They form his fan clubs. They translate and publish his novels, which become bestsellers overnight. Are you happy now, Madame Katseva?